Labadiena, Mindaugas Šeplikas, esu Dvarakos bityne, turime gegužės beveik vidurį ir va tiesiog eksperimentas su šita šeimele, reiškia, kur čia praeitais metais atskrido spiečius, jisai pasisiuvo savo lizdą lizdinėme specialiame bloke ir šiemet aš jį toliau plečiu rėmeliais, kur surinkinėsiu medų tuose rėmeliuose. Tai va šiandien geras oras, va kaip bitelės dirba šiandien gražiai. Ir šiandieną lysiu pas jas, čia kažkur tai prieš dabar 2 savaitės, kaip dar buvo šalta. Aš įdėjau vieną rėmelį siuvimui, pabandymui. Reiškia, dedu štai va tokius vat rėmelius. Tai parodysiu aš jums. Va tokie vat, viršuje truputėlį yra tokia juostelė įlydyta, kad bitės siūtų pagal šitą juostelę savo korius žemyn. Tai dabar pasižiūrėsime, kaip čia jos gyvena. 2 savaitės, sakau, nebuvau pas jas. Prieš kaip buvo šalta, dar įlindau, įdėjau. Ir va šiandieną žiūrėsiu, kaip čia jos, reiškiasi, gyvena. Taigi, taip, padūminam mes joms, kad jos truputėlį būtų ramesnės. Na ką, ir dabar jau žiūrim, kaip jos čia siūna tuos aukštus rėmelius be vaškuolių. Taip, atitraukiam atsargiai. Na ką, opa. Va, kaip gražu, kaip čia gražu viskas. Nagi, žiūrime. Rėmukas beveik, kaip čia parodyti jums, kad be to šešėlio savo. Rėmukas beveik pasiūtas. Neišeis turbūt man čia taip kažkaip, bandysiu, va. Va, gražiai, na beveik iki pat galo. Čia vat kraščiukas truputėlį dar nepasiūtas, bet na gražu žiūrėti. Bitelės dirba, reiškia, viskas gerai. Na ir pagrinde, nu, įdomumo dėliai, jau eksperimento dėliai, kadangi pirmą kartą šitą dalyką aš vis darau gyvenime, be vaškuolinį bitininkavimą. Tai žiūrėsim, kaip čia dabar. Opa, nu toksai nelengvas rėmukas, šiaip įdomu būtų pasižiūrėti, kas čia su juo darosi, kokias akeles siuva. Tai reiškia, siuva pagrindė traninės dabar matau, traninės akutės, šonuose normalios vatakutės, per vidurį ir viršuje traninės, apačioje traninės, na pagrindė turbūt traninės, kiaušinėlių dar čia nematau. Taip, žiūrim iš kitos pusės. Va, nėra čia labai lengva viską daryti ir vienam filmuoti, bet pasistengsiu. Aha, reiškia, bičių duona jau yra nešama. Vaškas, va, jau žakiuotas medus trupučiuką. Jau yra, jau reiškia, yra ir medunešis, šiaip blizga visur. Bitės neša. Na, įdomiai jos čia. Kiaušinėlių nėra. Tiesiog atsargos. Tai ką, mes dedam šitą rėmuką. Matau, kad bitės, reiškia, gerai dirba. Kaip ir viskas čia su jomis gerai. Va, tai ir tokiu atveju šiandieną aš dar įdėsiu, manau, kokius, na, dar 2 rėmelius aš joms. Va, tokius, va, be vaškuolinius. Ir po savaitės vėl pabandysiu aš jas patikrinti. Pažiūrėsiu, kas čia darosi. Tai va, eksperimentas tęsiasi. Įdomu, kol kas viskas gerai, taip kaip turi būti. Nežinau, ar ten motinėlį užtenka vietos dėti kiaušinėliam, bet na, 8 dideli rėmai, ten lizdinis blokas tokio dydžio, manau, kad kol kas turėtų užtekti. Jeigu jai neužtektų, tai jinai greičiausiai pereidinės ant šitų naujų. Tai va, tai nu, žiūrėsim, stebėsim, va, kaip čia viskas vyksta. Tai ačiū Jums už dėmesį ir iki.